Išganymo armija Lietuvoje skelbia Dievo žodį įvairiose vietose ir įvairiausiais būdais, kviesdama tikėti Jėzumi Kristumi. Tačiau, kad alkanam skrandžiui negalima sakyti pamokslo, jau suprato ir išganymo armijos įkūrėjas Viljamas Butas. Nuo tada socialinė pagalba ir rūpinimasis sielos reikalais tapo neatskiriami. Išganymo armija yra įvairių žmonių būrimosi vieta, kurioje kiekvienas pagal savo galimybės bando vienas kitam padėti. Išganymo armijos tikslas yra tarnauti Dievui ir žmonėms. Išganymo armijos misija – skelbti Jėzaus Kristaus Evangeliją ir jo vardu padėti visiems vargstantiems žmonėms. Išganymo armija žiemos metu organizuoja dienos centrą benamiams. Jame jiems teikiamos socialinės paslaugos, konsultacija, informacija, suteikta galimybė nusiprausti, persirengti. Sergančiais ar sužalotais rūpinasi bendruomenės slaugytoja iš pirminio sveikatos priežiūros centro. Dienos centre benamiams yra galimybė saugioje ir šiltoje vietoje bendraujant su socialinės darbuotojais apmąstyti apie reikalingus žingsnius, kad gyvenimo sąlygos pagerėtų ir priimtų teisingus gyvenimo sprendimus. Išganymo armija suteikia vaikams ir jaunimui galimybę prasmingai praleisti laisvalaikį, bendrauti, daugiau sužinoti apie Dievą, pažinti save ir atrasti savo talentus bei gyvenimo tikslą, suprasti, kad kiekvienas iš mūsų yra atsakingas visuomenės narys. Norint pasiekti šios tikslus, yra organizuojamos programėlės, stovyklos, iškylos į gamtą, sporto renginiai, koncertai, seminarai ir kiti renginiai. Vienas. Labą dieną. Labą dieną, panašiai. Socialinė trauka. Išganymo armija. Socialinė pagalba bei bendravimas labiausiai reikalingas pagyvenusiems žmonėms bei žmonėms turintiems negalią. Jie kreipiasi į išganymo armiją per socialinės valandas arba pagal galimybę jos lanko darbuotojai arba savanoriai. Maisto banko maisto paketai yra didelė pagalba daugeliui mažas pajamas turintiems žmonėms. Kodėl pasaulyje yra tiek daug blogų žmonių? Pavyzdžiui, sadistų, recidivistų ir kitokių panašių. Nevaryk. Aš paklausčiau, kas vyksta? Kaip sekasi? Kas vyksta? Kas vyksta? Kaip supras, kas vyksta? Nu tai jeigu aš jau jį pamačiau, tai kažkas turėtų būti ne taip. Tai aš paklausčiau, kas vyksta. Kas tau yra neaišku apie šį gyvenimą? Nesuprantama. Viskas yra neaišku. Nieko nėra tikslaus. Jie tokia pat. Nieko nėra aiškaus.
Gal kaip patirties, nežinau. Nuo 2009 metų gegužės mėnesio aš pradėjau reguliariai lankytis Išganymo armijoje. Ir po kiek tai laiko man atsirado noras skaityti Bibliją. Ir aš mačiau, kad Išganymo armijos darbuotojai man noriai padeda ir visuomet atsako į mano iškeltus klausimus. Ir po kiek tai laiko aš pradėjau lankytis ir pamaldose ir man pasiūlė taip pat giedoti. Ir aš labai noriai ateidavau sekmadieniais ir giedodavau. Ir taip pat aš supratau, kad Dievas yra ne tik tai kūrėjas, bet taip pat ir draugas, kad jis visuomet gali padėti ir jų visada galim pasitikėti. Išganymo armijos judėjimas yra visuotinė krikščionių bažnyčių evangelikų dalis. Jo žinia paremta Biblija, jos tarnystė pagrįsta Dievo meile. Sekmadieniais vyksta pamaldos Išganymo armijos salėje. Mes šloviname Dievą, meldžiamės, skelbiame Dievo žodį, bendraujame. Kiekvienas yra laukiamas. Išganymo armijos veikla prasidėjo 1865 Londone, Anglijoje, kai Viljamas Butas įkūrė krikščionišką misiją, kuri organizuodavo pamaldas blogos reputacijos smuklėse, teatro aikštėse, gatvėse ir skersgatviuose. Vėliau pavadinimas buvo pakeistas į Išganymo armiją. Svarbiausias misijos tikslas iki šiol yra, kad žmonės pažintų Jėzų kaip savo asmeninį išgelbėtoją ir apsispręstų tarnauti jam ir jo vardu kitiems žmonėms. 2009 metais Išganymo armija veikia 118 pasaulio šalių. Ji išlaiko mokyklas, ligonines, valgyklas, terapijos centrus žmonėms su priklausomybės ligomis, turi savo paieškos tarnybą bei pagalbos tarnybą nelaimių arba stichijų atvejais. Kol moteris verks, aš kovosiu. Kol vaikai alks, tol aš kovosiu. Kol vyrai bus kalėjimuose, aš kovosiu. Kol merginos parsidavinės gatvėse, aš kovosiu. Kol nors viena siela skęs tamsybėje be Dievo šviesos, aš kovosiu. Viljamas Butas, 1912.